Aš prieš kokį 15, beveik 20 metų dirbau universitete su regėjimu ir mačiau, kad regėjimą yra labai lengva sukurti viską. Lietuvoje, žinoma, daugiau niekas nemato, beveik, kai aš išėjau, palikau universitetą, toje vietoje niekas nepasistumėjo. Tas ir liko tam lygyje, bent jau regimo ir suvokimo srityje, kokias ir palikau. Paskui aš irgi mačiau, kad iš tikrųjų netgi automatinę sistemą, kurią tuo metu sukūriau, taikyti ir ypač gydyti vaikus nuo žvairumo, iš tikrųjų sistema yra veikianti ir Kaune panaudojama. Galima buvo ta sistema, bet net gydytojai yra mažai pasiruošę. Jie norėtų, kad kažkaip mechaniškai bukokai vaikai turėtų matyti. Ir tas matymas labai padeda moksle. Po to aš palikau Vilniaus universitetą, ne taip seniai, kokius 7 metų aš pradėjau konsultuoti kitą firmą odontologų, stomatologų. Tai, kad sąmoningumas labai reikalingas moksle ir suprast regėjimui, tai suprantama. Ir akis yra pats jautriausias organas, arčiausiai sielos. Bet dantis yra kiečiausi, bet pasakau, kad tie patys dėsniai absoliučiai veikia 100% ir stomatologijoje. Dabar aš konsultuoju ir firmą, kuri dirba su faktiškai kaip ir koordinuoju, bet ta koordinacija yra pagal energijų tekėjimą, ne pagal valdymą. Jokio valdymo. Kaip energija teka, leisti tekėti, rasti geresnius kelius ir juos įkūnyti. Ir tai duoda nepaprastai gražų rezultatą.